Sveiki. Supažindinsiu jūs su mitybos dienoraščiu. Kas tai yra? Tai savotiškas audito instrumentas, leidžiantis mums įvertinti, kaip mes valgom arba kokie mūsų mitybos įpročiai. Kaip tą atlikti? Reikia surinkti tam tikrą nedidelę statistiką. Principe užtenka 4 dienų, tai 2 darbo ir 2 nedarbo dienos. Ir reikėtų užpildyti dienoraštį ir maistą reikėtų įvertinti tokiais mato vienetais. Tai palengvina užduotį, kadangi nebūtina turėti svarstyklės ir tas tikslumas bus perteklinis, kadangi mes tiksliai nežinom, kaip įsisavina mūsų maistas. Tai ta paklaida, kuri bus, jinai pilnai toleruojama. Ir taip mato vienetai, jūs matot kokie. Lentelė yra prisegtukė ir gausit nuo to žmogaus, kuris atsiuntė jums šį video. Pildykit, siųskit, gaukit rezultatą ir būkit sveikesni.